Savo darbe naudoju įvairias technikas, tai vadinama integruotos technikas, pavyzdžiui, kaip gestalto, neurolingvistinio programavimo, konsteliacijos, metaforinės asociatyvinės kortos, transaktinė analizė, hipnozės, kognityvinės technikos, psichosomatikos, coachingo. Ir kodėl nesustoju ties viena kažkokia technika arba ties vienu keliu, todėl kad mūsų laikais problemos yra labai skirtingos ir žmonės yra labai skirtingi. Ir pavyzdžiui, viena ir ta pati problema su vienu žmogum galima ją, pasakysim, pradirbti, ne su gestalto terapija, ne, bet kitam visiškai neveiks ta technika. Ir kodėl? Todėl, kad mes esam labai skirtingi žmonės. Vienas, pavyzdžiui, labai gerai mato vaizdinius, ne, kitas labai gerai jaučia savo kūną, trečias yra visiškai analitikas, ketvirtas yra ten visiškai gyvena ne iliuzijose, ne. Ir negalime su visais žmonėm, pavyzdžiui, dirbti tik su kažkokia viena technika, ne? Ir pavyzdžiui, tam, kad žmogus irgi nekaitaliotų psichologus, kad šiandien man reikia gestalto, aš einu pas tą, kuris gestaltą daro, rytoj ten su hipnozėm kažkokiam, ne? Poryt pavyzdžiui, su transaktinė analizė, ne? Ir tam, kad jisai nebėgiotų, tai, pavyzdžiui, aš pasirinkau tas integruotas technikas, kad būtų kuo didesnis asortimentas įrankių, kad aš galėčiau vienam žmogui padėti su skirtingom technikom. Nes irgi vienas ir tas pats žmogus, ne, bet turi ten skirtingas problemas kažkokias, ne, ir kiekviena problema yra sprendžiama su skirtinga technika ir dar tos technikos irgi darbo metu jos integruojamas grinai asmeniniam tam žmogui. Nes, pavyzdžiui, gali būti, kad kelios technikos tiesiog surenkamos į vieną, ne, ir tokie padaroma toks miksas, kad mes galim panardinti, pavyzdžiui, į hipnozę, ne, ir ten kažką pakeisti, pavyzdžiui, uždaryti gestaltą. Tai tas man labai patinka, nes ir aš pati irgi naudoju tas paslaugas psichologų, nes mes visi esam žmonės, ir visi turi problemų. Ir kaip jau sakiau, kad psichologas pats savo nėra psichologas. Tai pavyzdžiui, tai aš irgi renkuosi tokius psichologus, kurie integruotas technikas naudoja. Ir man tai, pavyzdžiui, asmeniškai labai patinka ir aš matau, kad irgi su kiekvienu kažkokia užklausa, ne, kas kart man gali taikyti vis skirtingas technikas. Tai, pavyzdžiui, tai aš savo darbę irgi lygiai tas pats ir mokslus baigiau, kur mes turėjom labai vairias technikas, mes praktikavomės ir man tas labai patiko, nes irgi, pavyzdžiui, net besimokant arba, pavyzdžiui, bekonsultuojant, ne, kad ateina žmogus ir tu jam gali taikyti labai skirtingas technikas, ne? Nes gali būti, kad, pavyzdžiui, kokius 3 pirmie susitikimai mes tik bendraujam, ne, pažindinomės, kaip žmogus gyvena, kaip jisai mato savo gyvenimą, ne? Ir iš to aš galiu spręsti, kad, pavyzdžiui, jam tinka tokia technika, ne? O tada mes taikom šitą techniką ir jam jinai visiškai nelimpa, neina, ne? Ir per tą pačią, pavyzdžiui, sesiją aš galiu iškart ją pakeisti, pabandyti kažką kitką ir pamatyti, kad tikrai kažkas kitas tinka. Nes irgi ir pati vaikščiau kažkada, turbūt prieš kokius 6-7 metus, pas tokį psichologą, pavyzdžiui, pas kelis psichologus, kad taiko tik vieną ir tą pačią, pavyzdžiui, tą sritį, ne? Ir aš matau, kad tiesiog, aš einu ir nieks nesikeičia, nes tiesiog aš nueinu pašnekėti ir išeinu, ne, be jokių ten kažkokių tų insaitų, ne, kaip dabar madinga, be jokių tokių rezultatų. Tai dėl to aš tikrai labai pati džiaugiuosi, kad aš tokia šaunuolė, ne, kad ir einu ir pati, kur man taiko skirtingas technikas ir kad aš matau pagal savo klientus, kad skirtingos technikos tikrai padeda ir vienam ir tą pačiam žmogui gali tikrai kuo puikiausiai tikti skirtingos technikos, nes
Čia lygiai kaip tabletė, negali būti viena tabletė nuo galvos skausmo, nuo širdies skausmo, nuo kojų skausmo, nuo kepenų skausmo, kiekvienas skausmas atitinkamai turi turėti skirtingus vaistus. Tai lygiai tas pats ir čia kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekviena asmenybė turi turėti kitokį prieimą, nes žmonės yra tikrai labai įvairūs ir labai įdomu dirbti, kad tikrai, kai tu turi didelį tokį asortimentą ir gali juos taikyti kiekvienam žmogui individualiai. Tai, kaip sakom, bandykit įvairovę ir tikrai pamatysit, kad gyvenimas yra įvairūs ir net mes patys kaip asmenys esam labai įvairūs ir tiesiog nesustokit ties vienu kažko, nes jūs save apriboja taip, o kai išbandot platesnį asortimentą, tai jūs tiesiog leidžiat savo turėti didesnį pasirinkimą ir atverti didesnės platybės.